Ar kada nors susimąstėte, koks jausmas apima didžiausią Europos ekonominę galią, kai jis staiga suvokė, jog dešimtmečius trukusi jos strateginė kryptis buvo fundamentali klaida, o mažosios Baltijos šalys, kurias Berlynas ilgai laikė emocingomis ir traumų persekiojamomis provincijomis, visą tą laiką buvo teisios. Šiandien mes stebime beprecedentį istorinį lūžį. Vokietijos pagarba Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms netiesiog auga, ji transformuojasi į gilų strateginį pripažinimą. Tai nebėra tik mandagus diplomatinis protokolas. Tai yra geopolitinis praregėjimas, kurio kaina Vokietijai buvo milžiniška, o mums tai ilgai lauktas mūsų politinės brandos įvertinimas. Dar prieš 5 metus Berlyno koridoriuose mūsų įspėjimai apie Rusijos keliamą egzistencinę grėsmę būdavo sutinkami su ironiška šypsena, o šiandien Vokietijos kancleris viešai pripažįsta, kad būtent mes, o ne jie, supratome tikrąją saugumo architektūrą. Šiame vaizdo įraše mes nekalbėsime apie emocijas ar asmeninės patirtis, mes analizuosime kietus faktus, skaičius ir sisteminius pokyčius, kurie privertė Vokietiją pakeisti savo požiūrį iš globėjiškos ironijos į gilę, beveik egzistencinę pagarbą mūsų valstybei. Pasilikite iki pabaigos, nes mes atskleisime ne tik ekonominius rodiklius, bet ir konfidencialias Vokietijos generolų nuotaikas, kurios rodo, kad Lietuvos kariuomenė ir visuomenės pasirengimas gintis Berlyne šiandien vertinami kaip pavyzdinis modelis visai Europai. Mes palyginsime dvi visiškai skirtingas filosofijas – vokišką į pacifizmą ir lietuvišką į budrumą ir pamatysime, kodėl būtent dabar mes tapome moraliniais ir strateginiais regiono lyderiais. Vokietija mums visada buvo svarbiausia ekonominė ašis ir saugumo garantas, tačiau mūsų santykiai ilgą laiką buvo asimetriški. Mums, lietuviams, Vokietija buvo pavyzdys, kaip kurti gerovės valstybę, tačiau jiems mes buvome tik maža rinkos dalis rytinėme flange, kurios balsas Briuselyje dažnai atrodė per garsus ir per daug radikalus. Šiandienos kontekste ši dinamika iš esmės pasikeitė. Vokietijai suvokus, kad jos energetinė priklausomybė nuo Rusijos buvo strateginė aklavietė, Lietuva iškilo kaip valstybė, kuri ne tik prognozavo šią krizę, bet ir pirmoji Europoje sėkmingai ją išsprendė. Kodėl tai svarbu kiekvienam iš jūsų? Nes ši naujai gimusi pagarba tiesiogiai koreliuoja su mūsų saugumu. Vokietijos sprendimas dislokuoti nuolatinę brigadą Lietuvoje yra tiesioginis šio pripažinimo rezultatas. Tai nėra tik karių judėjimas žemėlapyje, tai yra Berlyno pripažinimas, kad Lietuvos išlikimas yra kritiškai svarbus Vokietijos išlikimui. Mes analizuosime, kaip mūsų fiskalinė drausmė pasiekusi tokius rodiklius, apie kuriuos vokiečiai dabar gali tik svajoti, ir mūsų gebėjimas per kelis mėnesius diversifikuoti energetiką tapo vadovėliniais pavyzdžiais vokiečių politikams. Sužinosite, kodėl Vokietijos verslas, anksčiau dvejojęs dėl investicijų rizikos, šiandien Lietuvą vertina kaip stabiliausią ir skaidriausią partnerę regione, kurioje korupcijos lygis aukščiausiuose sluoksniuose yra tapęs nulinių tolerancijos objektų. Tai analizė apie tai, kaip mes peraugo mokinio marškinius ir tapome mokytojais toje srityje, kuri vokiečiams visada buvo brangiausia – stabilumo ir numatymo mene. Pradėkime nuo esminio lūžio taško, geopolitinio nušvitimo, kurį Vokietija patyrė po 2022 metų vasario. Dešimtmečius vokiečių užsienio politika rėmėsi doktrina Wandel durch Handel pokyčiai per prekybą. Jie tikėjo, kad ekonominis suartėjimas su agresyviomis autokratijomis ją sušvelnins. Mes, lietuviai, nuolat kartojame, kad tai iliuzija pagrįsta istorinė amnezija. Kai kancleris Olafas Scholzas paskelbė Zeitenwende epochų lūžį, tai buvo neoficialus prisipažinimas, kad Lietuvos užsienio politikos kursas buvo teisingesnis nei Berlyno. Vokietijos politikos analitikai dabar viešai rašo apie Baltijos pranašystę. Tai sukūrė fenomeną, kurį galime vadinti moraliniu autoritetu. Kai Lietuvos diplomatai šiandien kalba Briuselyje, vokiečių kolegos nebežiūri į laikrodžius. Jie konspektuoja. Mes matome, kaip Lietuvos įtaka struktūrose išaugo neproporcingai mūsų šalies dydžiui. Tai pagrįsta mūsų ekspertize apie Rytų Europą, kurią vokiečiai dabar pripažįsta kaip geriausia visoje alijanso teritorijoje. Vokietija, turėdama milžinišką biurokratinį aparatą, nesugebėjo taip greitai įvertinti hibridinių grėsmų, kaip tai padarė Lietuva. Mūsų gebėjimas atpažinti propagandos mechanizmus ir kibernetinės atakas tapo Vokietijos saugumo tarnybų mokymosi medžiaga. Tai yra pirmasis faktas. Mes nebėra tie, kuriems aiškinama, kaip elgtis su kaimynais. Mes esame tie, kurie nustato toną šiam dialogui.
Karinis aspektas yra dar akivaizdesnis. Vokietijos Bundesveras, ilgai skendęs pacifizmo ir finansinio nepakankamumo liūne, šiandien žiūri į Lietuvos kariuomenę su neslepiamu susižavėjimu. Nors vokiečių technika yra pranašesnė, jų generolai konfidencialiuose susitikimuose pripažįsta, kad Lietuvos kariuomenės motyvacija ir pasirengimas gintis yra gerokai aukštesnio lygio. Lietuva jau seniai vykdo NATO normatyvą skirti 2 proc. Ir daugiau BVP gynybai, tuo tarpu Vokietijai tai tapo didžiausių politinių galvos skausmu. Mes demonstruojame politinę valią, kurios Berlyne trūko dešimtmečius. Ypač didelį įspūdį vokiečiams paliko mūsų visuomenės įsitraukimas, Šaulių sąjungos augimas ir pasirengimas teritoriniai gynybai. Vokietijoje, kur kariuomenė ilgai buvo visuomenės užribyje, toks piliečių pasiryžimas saugoti savo valstybę atrodo kaip kažkas neįtikėtino. Tai suformavo specifinę pagarbą, jie mato mus kaip fronto valstybę, kuri neskundžiasi, o veikia. Kai Vokietija priėmė sprendimą dėl brigados Lietuvoje, tai nebuvo tik politinis gestas, tai buvo karinis pripažinimas, kad Lietuva yra patikimas platformas, kuriame investicijos į saugumą duoda realų rezultatą. Vokietijos karinis elitas mato, kad mūsų infrastruktūros plėtra, poligonų statyba ir greitis, kuriuo mes priimame sprendimus, yra šviesmečiais priekyje jų pačių lėtos ir sustabarėjusios sistemos. Mes lyginame, vokiškas biurokratinis procesas užtrunka metus, kol patvirtinamas naujas amunicijos pirkimas, o Lietuva sugeba sudaryti strateginius sandorius per mėnesius. Šis operatyvumas vokiečiams kelia pagarbų pavydą. Pereikime prie ekonominės analizės, kuri yra bet kokios valstybės pagarbos pamatas. Vokietija visada vertino tvirtą valiutą ir subalansuotą biudžetą, tai jų nacionalinio identiteto dalis. Ir čia Lietuva pateikė staigmeną. Mūsų makroekonominis stabilumas krizių akivaizdoje privertė Vokietijos ekonomistus peržiūrėti savo nuostatas. Lietuva, turėdama apie 70 milijardų eurų BVP, demonstruoja tokį augimo potencialą ir lankstumą, kokio Vokietija neturėjo nuo 90-ojo dešimtmečio. Mūsų BVP vienam gyventojui pasiekęs 24,000, 26,000 eurų ribą, sparčiai vejasi ES vidurkį, o perkamosios galios standartų mes jau aplenkėme kai kurias pietų Europos valstybės ir kvėpuojame į nugarą patiems vokiečiams tam tikruose sektoriuose. Vokietija mato Lietuvą kaip aukštųjų technologijų ir fintech centrą. Vilniaus transformacija į vieną stipriausių Europos startuolių ekosistemų su tokiais vienaragiais kaip Vinted ar Nord Security parodė vokiečiams, kad mes nebesame pigios darbo jėgos šalis. Mes esame intelektualinio kapitalo eksportuotojai. Vokiečių verslas, ypač automobilių pramonės gigantai kaip Continental, kurie investavo Lietuvoje, vertina ne tik infrastruktūrą, bet ir tai, ką jie vadina lietuvišku efektyvumu. Tai gebėjimas dirbti greitai, skaitmenizuotai ir be didelio hierarchinio balasto. Skaitmenizacijos srityje Lietuva yra toli priekyje Vokietijos. Kol vokiečiai vis dar kovoja su faksų aparatais savo valstybinėse įstaigose, mūsų e-paslaugų sistema jiems atrodo kaip ateities technologijos. Šis technologinis pranašumas verčia vokiečius jaustis šiek tiek nepatogiai, bet kartu ir skatina juos vertinti mus kaip lygiateisius partnerius ateities ekonomikoje. Energetinė nepriklausomybė yra dar vienas esminis taškas mūsų lyginamojoje analizėje. Lietuva pastatė Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Independence, tuomet, kai Vokietija dar giliau grimzdo į Nord Stream 2 priklausomybę. Tuo metu vokiečių spauda mus vadino neracionaliais, nes mūsų dujos buvo brangesnės. Tačiau 2022-aisiais paaiškėjo, kad tai buvo pigiausia kaina už laisvę pasaulio istorijoje. Vokietija patyrė energetinį šoką, o Lietuva tiesiog nusuko kranelį be jokių pasekmių savo pramoniai. Šiandien Vokietijos inžinieriai ir energetikos specialistai važiuoja į Klaipėdą mokytis, kaip per rekordiškai trumpą laiką pastatyti ir paleisti terminalus. Tai yra visiška rolių kaita, Vokietija, inžinerijos mokytoja, mokosi iš Lietuvos. Šis faktas Berlyne sukūrė gilų moralinį dėkingumą ir pagarbą mūsų toliaregiškumui. Jie suprato, kad mūsų mažumas leido mums būti lankstesniems ir drąsesniems priimant sprendimus, kurie vėliau išgelbėjo viso regiono stabilumą. Mes nebeieškome jų pritarimo savo energetiniams projektams, jie klausia mūsų nuomonės, kaip kurti energetinį saugumą be Rusijos įtakos. Tai yra didžiausia įmanoma pergalė valstybei, kuri dar prieš 30 metų buvo visiškai priklausoma nuo vieno tiekėjo.
Analizuojant visuomenės reakcijas, matome įdomų kontrastą. Vokietijos visuomenė yra pavargusi nuo krizų ir dažnai skęsta biurokratijoje bei socialinėme letarge. Lietuva priešingai demonstruoja nepaprastą dinamiką. Vidutinis atlyginimas Lietuvoje siekiantis 1,400–1,600 eurų į rankas vis dar nusileidžia vokiškam, tačiau pragyvenimo lygio ir kokybės santykis mūsų didmiesčiuose jau tampa konkurencingas Berlynui ar Münchenui. Vokiečių turistai ir verslininkai atvykę į Vilnių ar Kauną lieka šokiruoti mūsų infrastruktūros modernumo, švaros ir saugumo jausmo. Vokietijoje saugumo klausimas viešosiose erdvėse pastaruoju metu tapo komplikuotas, o Lietuva išlaikė aukštą socialinio pasitikėjimo lygį. Jie mato mus kaip tautą, kuri žino, kur eina. Mūsų transformacija nuo 1990-ųjų iki dabar yra laikoma sėkmingiausia postsovietinėje erdvėje. Nors mes dažnai lyginame su estais ir pavydime jiems skaitmeninio įvaizdžio, vokiečių akise būtent Lietuva yra tas Baltijos tigras, kuris sujungia pramoninį potencialą, technologinį proveržį ir karinę galią. Mes esame didžiausia Baltijos šalis su didžiausia ekonomika ir vokiečiams tai imponuoja. Jie pradeda suprasti, kad Baltijos regionas nėra monolitas ir Lietuva jame užima lyderiaujančią poziciją pagal savo strateginį svorį. Tačiau pagarba gimsta ne tik iš sėkmės, bet ir iš tvirtumo konfliktinėse situacijose. Lietuvos laikysena santykiuose su Kinija buvo dar vienas momentas, privertęs Vokietiją krūptelėti. Pradžioje Berlynas mus kritikavo dėl neatsakingo elgesio, baimindamasis dėl savo verslo interesų. Tačiau vėliau, kai es pradėjo kalbėti apie priklausomybės nuo autokratijų mažinimą, Lietuvos pavyzdys vėl tapo pranašišku. Mes parodėme, kad vertybės gali stovėti aukščiau už trumpalaikį pelną. Vokietijos diplomatai dabar pripažįsta, kad Lietuva turi stuburą, kurio didžiosioms Europos šalims dažnai pritrūksta. Šis moralinis lyderystės statusas yra tai, ko neįmanoma nusipirkti už jokius pinigus. Tai sukuria specifinį Lietuvos prekės ženklą tarptautinėje arenoje, šalies, kuris sako tiesą, net jei ji yra nepatogi. Ir nors vokiečių verslas pradžioje buvo išsigandęs, dabar jis mato Lietuvą kaip partnerį, kuris nepasiduos šantažui. Tai suteikia neregėtą stabilumo garantiją ilgalaikiams investicijoms. Mes lyginame, Vokietijos baimė prarasti Rusijos dujas padarė ją pažeidžiamą, o Lietuvos drąsa atsisakyti Kinijos diktato padarė mus stipresnius. Ši pamoka Berlyne buvo išmokta labai skaudžiai. Kas tai reiškia mums, paprastiems Lietuvos piliečiams? Pirmiausia, tai reiškia pasitikėjimą savo valstybę. Dešimtmečius mes gyvename su mažos tautos kompleksu, nuolat dairydamiesi į vakarus ir klausdami, ar gerai darome. Šiandien mes esame situacijoje, kurioje didieji vakarai žiūri į mus, tai keičia mūsų savivertę. Mes nebemigruojame į Vokietiją ieškoti bet kokio darbo, mes vykstame ten kaip ekspertai, startuolių kūrėjai ir lygiaverčiai partneriai. Faktiškai, emigracijos kryptis keičiasi, vis daugiau lietuvių grįžta, o vokiečių specialistai pradeda atrasti Lietuvą kaip vietą karjerai. Tai yra tektoninis lūžis. Mes turime suprasti, kad ši Vokietijos pagarba yra mūsų saugumo garantas. Kol vokiečiai mus gerbia ir vertina mūsų įžvalgas, jų kariai bus čia, jų investicijos plauks į mūsų ekonomiką, o mūsų balsas bus girdimas Briuselyje. Tačiau tai kartu ir didžiulė atsakomybė. Būti moraliniu lyderiu reiškia, kad mes nebegalime klysti ten, kur anksčiau klydo kiti. Mes turime išlaikyti tą skaidrumą, tą greitį ir tą vienybę, kuris sužavėjo vokiečius. Mes matome, kad Vokietijos viduje vyksta didžiulės diskusijos apie tai, kaip tapti tokiais pat ryžtingais kaip lietuviai. Tai skamba neįtikėtinai, bet tai yra faktas, kurį patvirtina Vokietijos žiniasklaida nuo Der Spiegel iki Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šokiruojantis faktas, kurį minėjau pradžioje, yra tas, kad aukščiausio ranga vokiečių generolai už uždarų durų pripažįsta, kilus realiam konfliktui, Lietuvos kariuomenės pasirengimas per pirmas 48 valandas yra efektyvesnis nei kai kurių vakarų Europos divizijų, kurios yra 10 kartų didesnės. Kodėl? Nes mūsų sistema yra plokščia, sprendimai priimami akimirksniu, o motyvacija ginti kiekvieną metrą yra užkoduota mūsų istorinėje atmintyje. Vokiečiai, kurie po Antrojo pasaulinio karo ilgai bandė pabėgti nuo savo karinės prigimties, dabar mato Lietuvą kaip sveiką patriotizmo ir modernumo derinį.
Jie mato, kad pas mus meilė tėvyniai nėra agresyvus nacionalizmas, o racionali ir būtina išlikimo strategija. Tai sukuria naują bendrystės jausmą. Mes nebebijome savo istorijos, mes naudojame ją kaip pamoką ir vokiečiai pagaliau pradėjo tą pamoką vertinti. Jie mato, kad Lietuva nevykdo revanšistinės politikos, ji tiesiog reikalauja teisingumo ir saugumo ir tai daro su tokiu intelektualiniu svoriu, kuris yra nepaneigiamas. Mes lyginame, vokiškas kaltės jausmas juos paralyžiavo, o mūsų istorinė atmintis mus mobilizavo. Šiandien Berlynas pripažįsta, kad mūsų mobilizacija buvo teisingas kelias. Pabaigai pažvelkime į ateities prognozes. Vokietija išliks mūsų pagrindinė partnerė, tačiau šie santykiai bus grindžiami naujojų pragmatizmu. Vokiečiai nebegalės ignoruoti Lietuvos interesų, nes mūsų interesai tapo jų pačių saugumo pagrindu. Mes stebėsime dar didesnę Vokietijos karinės pramonės integraciją Lietuvoje. Tai ne tik ginklai, tai technologijų perdavimas, bendros gamyklos ir inovacijos. Ekonomiškai mes tapsime tiltų tarp Skandinavijos efektyvumo ir Vokietijos pramoninės galios. Mūsų gebėjimas balansuoti biudžetą ir net kriziniais metais nedidinti skolų taip neatsakingai, kaip tai daro kai kurios kitos ES šalys, daro mus Vokietijos favoritais finansų klausimais. Tai suteikia mums neįtikėtiną svertą derantis dėl ES ateities. Mes nebėra tie, kurie prašo paramos, mes esame tie, kurie siūlo sprendimus. Lietuvos sėkmė tapo Vokietijos sėkmės dalimi. Mes privertėme juos pakeisti nuomonę ne skundais, o rezultatais. Tai yra pamoka kiekvienam iš mūsų. Profesionalumas, tiesa ir pasirengimas gintis yra vienintelė valiuta, kurią vertina stipriausi. Ar ši pagarba išliks? Tai priklauso tik nuo mūsų. Jei mes išlaikysime savo kursą, jei nepaskęsime vidinėse rietenose ir išlaikysime savo strateginį aiškumą, Lietuva tik stiprins savo pozicijas kaip esminis Europos saugumo ir inovacijų centras. Vokietija jau padarė savo išvadas. Jie pripažino savo klaidas. Dabar mūsų eilė išnaudoti šį istorinį šansą ir įtvirtinti Lietuvą kaip valstybę, su kuria skaitomasi ne dėl jos dydžio, o dėl jos proto ir valios. Mes įrodėme, kad geopolitikoje tiesa galiausiai nugali pinigus ir baimę. Tai yra mūsų visų pergalė. Ką Jūs manote apie šį pasikeitusį Vokietijos požiūrį? Ar jaučiate, kad Lietuva šiandien Briuselyje ir Berlyne turi didesnį svorį nei bet kada anksčiau? Parašykite savo nuomonę komentaruose, padiskutuokime apie šią naują Lietuvos erą, kurioje mes nebe mokiniai, o lyderiai. Jūsų įžvalgos mums labai svarbios, nes šį naująjį Lietuvos įvaizdį, kuriame mes visi kartu, savo darbu, savo pilietiškumu ir savo pasitikėjimu savo valstybę.